Kas yra toji pasaulėžiūra? Kažkas, būdamas nesaikingai formalus, iškart išdėstytų kažką panašaus, jog tai žmogaus nuostatų visuma, žmogaus vertybinių orientyrų ir gyvenimo pozicijos dimensija. Tačiau štai aš neturiu jokios pastovios pasaulėžiūros. Greičiausiai tokią gali turėti tik idiotas, esantis visiškoje euforijoje dėl savo sustabarėjusios būklės. Dabar žvelgiu į nubukusi ir beveik bespalvį pasaulį, kuriame išnyksta žmogus kaip subjektas, kaip asmenybė ir tampa visuma susiliejanti su tūkstančiais ar milijonais kitų tokių pat objektų. Geriausiu atveju tas pavienis žmogus primena išnarą, to, kas turėjo būti vadinama žmogiškumu. Aktų, kurio rezultate žmogysta virsta žmogumi. O dabar šie objektai skaidrus, aš žvelgiu į juos kiaurai jų savasties, nes tokios jau praktiškai nebėra. Tad galiausiai jie tampa viena pilka mase. Nesaikingai formalus galėtų pamanyti, jog toks žvilgsnis taip pat yra pasaulėžiūra. Ar mizantropo protestas beverčio žmogiškumo termino pergalės akistatoje. Tačiau greičiau tai prakeiksmas, obsesijos forma ar kritimas į bedugnę. O kas skelbiasi gydantis nuo prakeiksmo? Turbūt tai religija. Nesaikingai religingas puikiai išmano, jog teologijos specialistas bent jau yra išmokytas teigti, jog į kiekvieną asmenį jis žvelgia kaip į subjektą, į asmenybę, nors tuo pačiu žino, jog pastaroji sulipdyta iš to pačio molio, pagal vieną paveikslą. Gal todėl tie subjektai, gaujomis traukdami į Dievo tvirtovės, tampa mase, kuri labai jau panašiai mano regėta objektų masė, be spalvos ir galiausiai pasaulėžiūros. Tačiau pakrikštyti kaip nušvitę ir žengiantis išgelbėjimo keliu. Iš išsisklaidžiusios ore ir saulės nušviestos pakalnės jie pradeda panašėti į šventuosius kažkieno akise. Nors kas aš toks, kad galėčiau teigti, jog kiti, skelbiantis save teisingais, kuomet tvirtai teigia, neinantis į bažnyčią ir galintis melstis Dievui namie ar lauko kavinėje, yra geresni. Juk pastarieji tiek susitelkia į save, jog Dievas jiems tampa nematomu psichoterapeutu, o kartais ir draugu, kuriuo gali pasitikėti sunkiai besistojantis pavyzdžiui nuo tualeto ir mirties alsavimą staiga pajautę mirtingieji. Kaip ten bebūtų, tie, kuriems atrodo, jog bet kuris žmogus yra asmenybė, priversti laikyti savo teiginio, net kuomet kalbama apie likimą nuskriaustuosius, kurie stokoja ne tik fizinės sveikatos, kuri visiems likusiems taip pat laikina, bet ir paprasčiausio proto, kuris vienintelis privalo būti matas, atskiriantis žmogų nuo likusios gyvūnijos tarpo. Ar toks žmogus taip pat subjektas? Asmenybė? Kokia tuomet jo pasaulėžiūra? Bent jau žinau tvirtai, jog ne tokia pat banali kaip daugeliu, laikančių save pranašesniais už tokį Dievo tvarinį ir tuo pačiu skelbiančiais visuotinį žmogiškumą. Jų žinios apie save prasideda ir baigėsi reflektyvia nuomonė apie kitus. Taip tarsi jie būtų tik šio pasaulio stebėtojai, vertintojai ir teisėjai. Tuo pačiu visiškai neturintis poreikio suprasti save, jie tampa dievais ir suteikia savo teisę skelbti jo žodį, kartoti jo ištarą ir dėtis žinant kažką. Vien todėl, jog yra kažką girdėję ar skaitę. Meilė žmogui yra vienas svarbiausių akstinų, kuris pastumėjo juos meluoti kitiems, o svarbiausiai savo. Tačiau ši meilė nukreipta tik į vieną vienintelį žmogų, tai yra į save patį. Tad atsakymas skambantis jų lūpose, jog kiekvienas žmogus yra subjektas ir vertybė,
net kuomet pastarasis gali būti prakeiktas gyventi tik dėka savo fiziologinių gebėjimų misti ir kvėpuoti, tačiau neturėti jokios galimybės prisiliesti prie sąmoningumo yra vertybė, skirtas tik pateisinti savo paties išdidumą ir vertę, kurie jie žino esant labiau pagrįstą. Štai kas yra toji pasaulėžiūra. Ir jeigu jums galiausiai atsiveria akis, jog negali būti kitaip, kaip pažinti viską tik dėl savęs, mylimo, yra suteikta žmogui, kaip ir kitiems gyvūnams, tai verta save įkvėpti mintimi, jog žmogaus pažinimo aukštumos jį gali paversti subjektu, žinoma, visiškai išsižadant priklausomybės masėms.